taškus, na, norėtųsi plungiškiams aktyvesnio Kristoferio. Pusė Jurkaičiui ir tą spėja padaryti Modestas, o po to Golsono. 5-11 taškų skiria komandas. Geras perdavimas Golsonas. 9 taškus į Kretingos Rivilės krepšį. Golsonas vienas kitoje aikštės pusė. Kaitis taip pat labai naudingai šiandien žaidžia, 21 naudingumo balas. Golinsas iškaba ore. Reidas po krepšiu ir 2 taškai su ketvirtąjį tašką. Staniulis 2 iš 6 tolimų metimų yra pataikęs šiuose rungtynėse. Plungės Olimpo ataka. Golsonas paprašė Mailso palikti įžaisti 1 prieš 1. Golsono verpstė. Pirmajame komandų tarpusavio susitikime, kurį Šakių Vytis VDU laimėjo. Ekipa. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Golsonas turi atakuoti iš 3 taškų zonų. Atakos metu išlyginti šių rungtynių rezultatą, o galbūt net jį ir persverti, bet čia bus Golson. Budrys. Turi ten pranašumą, jo nesinaudoja, Golson Junior 3 taškai. Atotrukį iki 11, pirmasis iš 4, Justo Žiubrio pataikymas iš toli šiose rungtynėse. Golsonas 1 prieš Jongą. Lenda po krepšių. Komanda laimėjo. Ir čia lemiamas 10 minučių, matysime, kaip čia viskas klostosi. Iš vidutinių nuotolio, bet stogą gauna babus. Golsonas priima kamuolį prieš Žymantą. 5 sekundės. Atakuojama iš toli. Sekundės turi bėgti į priekį Plungės Olimpas. Arnas Vaištaras. Kolinas Golson. Dvitaškiai kol kas viso labo 3 iš 10. Budrys. Ar bus atsakymas vertas taip pat 3 taškų? Bet Plungės ekipa jau turėjo plus 16. Kolinas Golsonas vienas pats veido į krepšį prieš Mačiulį. Sudėtinga. Olimpo numeris. Ir vėl vienas laisvas. Keičiasi gynyboje plungiškiai. Mohamedas prieš Voreną ir čia Kolinas Golsonas atspėja šį perdavimą. Kaip ten įsileisti žmonių po krepšių nepavyksta plungiškiam. Golsonas iš vidutinio plauką plungiškiam nepavyksta priartėti. Golsonas irgi pamėgina iš toli, atsakot. Bet ir toliau, abi komandos prie baudos metimų linijoje šiandien stebuklais nepasižymi. Golson Junior čia. Olimpo pranašumas. Golsonas. Jo metimas.